Lietuvos juostų karalieniai Palmirai Damijonaitieniai 92 ir didžiąją jų dalį Palmira audė aistringai ir kantriai, beveik 70 mečius. Tūkstančiai įvairiausių raštų užgimė jos namuose Antano Vienuolio gatvėje Vilniuje ir vėliau jai skirtose dirbtuvėse Kaštonų gatvėje. Palmiros vyro Petro sumeistrautų staklių dabar ten nebėra. Jas audėja padovanojo kultūros klojimui, dailininko Justino Vienožinskio tėviškėje Rokiškio rajone, iš kur kilus ir pati Palmira. Ji tikisi, kad staklėse auskite. Damijonaitienės juostos dovanotos popiežiui Jonui Pauliui II, Lietuvos ir užsienio šalių vadovams. Juostomis puošėsi Holivudo žvaigždės ir daugybė kitų žmonių. Viešpatie, aš tikrai turėjau pašaukimą. Ko aš nepadariau, tai gražiausias juostas, kurią aš norėjau. Kad va čia jau tikrai gražiai. Graži juosta, kol pradedi austi. Kai pradedi austi, jau matai klaidą, matai, kad blogai. Sekančią juostą taisai. Ir vėl kažką matai, ir vėl taisai. O jau metmenis, Dieve, koks badas buvo su tais siūlais. Jau po 2 siūliukus dėdavo. Viską buvo vargo vakarienė, bet buvo didelis džiaugsmas, kai gauni ką nors.